Sutikite televizijos laidų vedėją, Laisvės TV įkūrėją Andrių Tapiną. Labą dieną visiems, mėly bičiuliai, mėly logino dalyviai. Žinot, kažkaip tikėjausi, žiūrėdamas tiesioginės transliacijas Facebook'e, kad čia bus tos transliacijos, apie kurias žiūrėdami mes kažką sužinosime apie technologijas, bet pasirodo, kad klydau. Pagrindinė transliacija apie įvairias technologijas vyksta iš Lietuvos Respublikos Seimo, kur žmonės stebuklingai įsiregistruoja ten neegzistuodami, tai net ten ko gero yra įdomiau ir daugiau išmokti sužinodamas. Bet šiandien aš norėčiau pakalbėti tokia labai abstrakčia tema, kuri, žinot, geras pranešimas yra tas, iš kurio tu negali suprasti, kas tame pranešime bus. Bet vyrai ir moteris, kurie spokso į ekranus, čia turbūt nenuslėpsiu nieko, kas domitės kinu, kas esat brolių Coenų gerbėjai, tai puikiai turbūt žinot jų filmą The Man Who Stared at Goats, tai čia toksai yra žiaurus ripofas nuo jo. Ir turbūt atsispyrimas taip pat nuo to fakto, kad būtent brolių Coenų šitam filme tai buvo super toksai specbūrys, kuris bandė savo spec sugebėjimais sustiprinti kariuomenės galią. Ir mes būtent ir kaip aš pakalbėsiu šiandien apie spec sugebėjimus, kurie iš tiesų ateina ir keičia mūsų vartojimo įpročius. Ir šiandien aš kalbėsiu apie televizijos vartojimą, kaip žmogus praleidęs didelį laiko dalį gyvenimo televizijoje ir tuo pačiu metu ateinančią naują bangą. Nors aš manau, kad apie tai jūs turbūt girdėjot kiekvienam mielam logine, nuo jų pačių pradžios. Ir dar girdėsit turbūt ir šiandien ir rytoj, kad vat jau ateina vizualinėje komunikacijoje, ateina interneto era. Nu vat jau šiandien, gerai, dar ne šiandien rytoj, okay? Bet jau internetas jau tuoj išstums televiziją ir televizija jau bus numirusi. Ir visi mes tuo tikim, ir visas mūsų burbulas tuo tiki, ir visas Facebookas tuo tiki, ir vieninteliai tuo netiki, tai yra kalinių žmonų ir auksinių svogūnų žiūrovai, kurie surenka po 300 000 auditorijas. Bet yra tam tikros tendencijos ir aš apie jas bandysiu pakalbėti, kadangi iš tiesų galiu turbūt drąsiai save vadinti vyriausių Lietuvos YouTuberių, nes mano amžiaus turbūt maždaug yra vidutiniškai kaip 3,5 vidutinio YouTuberio amžiaus Lietuvoje. Ir iš tiesų, kaip keičiasi televizijos vartojimas? Yra labai dvi aiškios nuomonės. Vieni sako, auga. Taip sako logiška, kas taip sako lietuviškos televizijos, nes kažkaip reikia patrinti nugarytę reklamos davėjams, nes jeigu sakysi, kad krenta reklamos davėjai išeis su muiluota nugarytė, ir reitingų matuotojai. Štai čia tokia labai įdomi citata pagrindinių mūsų reitingų matuotojų, Kantar TNS, visai neseniai ją su malonumu platino televizijos, tai yra, kad vidutiniškai 16 metais lietuvis praleido prie televizorius 3 valandas 45 minutės. Tai dideli skaičiai. Čia yra konkreti citata iš pranešimo spaudai. Aš už tokį pranešimą spaudai, jeigu aš būčiau Kantar TNS, tą žmogų, kuris parašė, jau paprašyčiau turbūt susirinkti daiktus ir išeiti iš darbo ir nebegrįžti, nes kas tai yra 3,45? Čia per ką? Per metus? Per mėnesį, per dieną. Aš taip įsivaizduoju, kad jie turbūt turi minį per dieną. Galbūt. Taigi, tarkim, per dieną. 3 valandos 45 minutės. Toks yra oficialus šitos pusės teiginys. Nors, jeigu pasižiūrėjus televizijos reitingus, mes juos nesigilinsim, apie jų skaičiavimą yra čia daug galima iečių laužyti, tarkim, bet kaip jie bebūtų skaičiuojami, jeigu tu palygini tą patį skaičių su tuo skaičium, kuris buvo prieš 4, 5 ar 6 metus, tada vis tiek tu matai tendencijas. Tai populiariausia, pavyzdžiui, televizijos laida, be jokių abejonių, buvo Auksiniai svogūnai. Kol kas šiemet jis surinko apie 12% reitingų. Tai yra 12% Lietuvos žmonių ją žiūrėjo. Dabar, jeigu mes pasižiūrėtume populiariausias laidas tos pačius svogūnus prieš 4, prieš 5 metus, tai reitingai buvo gerokai aukštesni. 15, 17, netgi 20% surinkdavo pačios populiariausios laidos. Taigi, žiūrovų kiekio, kurie žiūri televiziją, skaičius mažėja. Dabar auditorijos dalis, iš principo išlieka ta pati. Ir dėl to televizijos labiau yra linkusios manipuliuoti auditorijos dalimi kaip skaičiumi. Nes, nesvarbu, ar tave žiūri 1 milijonas, ar tave žiūri 1000, auditorijos dalies procentai vis tiek liks tokie patys. Gerai, bet yra kita nuomonė. Televizijos vartojimas krenta, sako pasaulinės tendencijos ir sveikas protas. Bendrovė Nielsen, tai yra amerikietiškas lietuviško Kantaro TNS atitikmuo, tik tai truputėlį žaidžiantis rimtoje lygoje ir
jau suvokęs, kad jie turi skaičiuoti ne tik tai televizijos reitingus, bet ir VOD reitingus, bet ir atidėto žiūrėjimo reitingus, bet ir mobiliųjų video vartotojų rinką, jie turi pradėti skaičiuoti, ko pas mus dar toli gražu nėra. Tai jie žiūrėkit, ką sako, per 6 metus, kaip keitėsi televizijos auditorija. 18-24 metų auditorija, minus 40%. Pusę, beveik. 25-34, 26, 35-9, 10 ir po to, ką mes matom augimą. Absoliučiai vyresniosios kartos augimą, vadinasi, akivaizdžios tendencijos, televizija tampa labai vyresnio amžiaus žmonių pramoga. Ir kas išstumia, kas vagia tą televizijos auditoriją, čia turbūt menka paslaptis, tai yra visų pirma video on demand, tokie dalykai kaip Netflixas, kuris atėjęs į Lietuvą, kaip Zulu, kaip Amazonas, atidėtas žiūrėjimas, turbūt kas turit kokią nors išmanųją televiziją, tai turbūt labai retai kada žiūrit televiziją tada, kada nori, kad jūs ją žiūrėtumėt. Socialiniai tinklai nuvagia labai didelį gabalą dalykų, nes jie formuoja nemažos auditorijos dalies poreikius ir vartojimą video turinio ir, žinoma, YouTube'as, kuris turbūt yra ryškiausias pavyzdys, kasgi nuvogė tą jaunesnę auditoriją. Ir jeigu žiūrėt į dar jaunesnę auditoriją, tai yra mažiau negu 18 metų. Tai ten jau turbūt iš viso nebelikė yra televizijos žiūrovų, visi yra YouTube'e. Kas turit vaikų, paauglių, brolių, seserų, galbūt čia netgi taip, sakyčiau, logiškiau, tai turbūt jūs visus matėte, ką jie daro, jie gyvena va taip, žiūrėdami savo ekraną. Mano sūnus peržiūri 30 YouTube filmukų per dieną. Kiek stabiliai, kiekvieną dieną. Jeigu peržiūri 29, prastai jaučiasi. Ir tokių kaip jis, žinokit, yra visam pasaulyje, visur jie visi yra vienodi. Man teko bendrauti ir su užsieniečiais, ir su kitais. Visi yra vienodi, absoliučiai, jie gyvena ten. Ir mano turbūt esminis akcentas yra viso šito pranešimo, nors aš galbūt užšokau šiek tiek į priekį, bet jie auga. Jie auga ir jie jau nebeužaugs, užaugę nebepereis į televiziją. Tai jau yra visų analitikų nuomonė, tai jau yra viskas. Jie augs ir liks kartu su tomis priemonėmis, su tais formatais, su kuriais jie užauga. Ir jie užaugs, ir jie turės pinigų, ir jie domėsis politiką, ir jie domėsis ekonomiką, ir jie domėsis kitais dalykais, ir jie žinos turbūt vienintelį ir pagrindinį šaltinį informacijos, pramogos, naudos, kurie jie gali gauti. O televizijos iš principo turbūt reaguoja taip, kaip, nebijokim šito žodžio, dinozaurai. Ypatingai aš turiu omeny lietuviškas televizijas. Jos laikosi to segmento, kuris vis dar tikrai yra didelis, bet kuris yra fenomenaliai nepatrauklus reklamos davėjams. Ir čia yra turbūt vienas iš didžiausių rinkos fenomenų. Tai yra tam tikra prasme šita inercija, kuri vis dar veža televizijos žiūrovus, nes jeigu aš neklystu, Media House bendrovė padarė puikų pjūvį tos fantastiškos laidos Kalinių žmonos, kas jie žiūri. Tai ją žiūri 70% kaimų gyventojų, 70% žmonių, kurių vidutinės mėnesio pajamos yra mažiau negu 200 eurų, ir 70% žmonių 55+. Kaip sakoma, reklamos davėjo svajonę. Ir televizijos, dėl ko aš sakau kaip dinozaurai. Dinozaurai išnyko dėl to, kad jie vėlavo adaptuotis. Televizijos lygiai taip pat vėluoja adaptuotis. Jos vėlavo adaptuotis prie žinių vartojimo. Kai mes suvokiam, kad mes žinias galim gauti čia ir dabar, iš interneto portalų arba As It Happens, Facebook'e. Taip, televizijos pradėjo tai reaguoti. Pasižiūrėkite per pastarosius 4 metus, kiek mūsų televizijos atsirado dieninių žinių. Faktiškai, jeigu tu įsijungsi bet kurį kanalą, tu atrasi ten transliuojamas žinias. Anksčiaugi buvo 20:30 žiūrit panoramą ir taškas. Ir ne mūsų problema, kad jūs norit sužinoti anksčiau. Jūs sužinot tada 20:30 arba 18:05, jeigu norit kriminalinių žinių sužinoti. Prie besikeičiančio video vartojimo. Vėlgi, atkreipkim dėmesį, tos pačios naujienos, jos yra nauji vartotojai, jas nori vartoti kitaip. Akivaizdu, kad nebeužtenka žinių diktoriaus, kuris sako, šiandien Seime įvyko ekonomikos komiteto posėdis, kuriame pasisakė ten tas ir tas ir tas. Viskas, jau čia pamirškim, čia Brežnevas.
Vartotojai nori kažko daugiau, jie nori added value, jie nori pridėtinės vertės prie žinios, galbūt tai yra humoras, galbūt tai yra vizualinis modernus pateikimas, galbūt dar kažkas. Televizijos vėluoja. Prie besikeičiančio vartotojo, lygiai tas pats. Vartotojo poreikiai iš esmės keičiasi ir televizijos jos bando prisitaikyti ir prie vartotojo, ir prie turinio, jos kūrė savo, sakykime, video platformas. Jos supranta, kad vis tiek anksčiau ir vėliau reikės eiti internetą. Ir jos ten yra atėję. Ir mes turim ir TV3 Play, ir LNK Go, ir LRT Mediateka, ir portalai visi turi savo video segmentus, bet jie turi vieną dalyką. Jie nori išlaikyti absoliučią turinio kontrolę savo rankose. Ir aš manau, kad tai yra viena iš didžiausių strateginių klaidų, todėl kad visa bendra pasaulinė tendencija sako, kad turinys turi būti laisvas. Ir žinoma, didžiausias iššūkis ir didžiausia televizija, kuri traiško visus pasaulyje ir, sakyčiau, gal per drąsiai pasakyta traiško, bent jau pradeda jos traiškyti, bet tendencijos yra akivaizdžiai į traiškimo pusę. Tai yra suvokimas, kad kiekvienas gali būti televizija. Suvokimas, kad nebelieka šalių ir kalbų barjerų. Suvokimas, kad tu gali gyventi savo mamos virtuvėje ir tapti žvaigžde. Suvokimas, kad nebelieka programų direktorių, ten televizijų, generalinių, ten dar kažko. Tai yra nebelieka tų stiklinių lubų, kurios tau yra virš galvos. Ir tai iš tikrųjų turbūt mes matom vieną iš didžiausių vaizdo revoliucijų. Apskritai visoje vaizdo vizualinėje istorijoje. Ir pasižiūrėkime dar prieš tai, aš norėčiau grįžti prie to punkto, kodėl LNK, kodėl TV3, kodėl kitos televizijos jos neina į YouTube. Dėl paprastos priežasties. Jie nori laikyti turinio kontrolę ir visų pirma reklamos kontrolę savo rankose. Ir tai yra puikiai suprantama. Nieko nėra smagiau, kai prieš kokį nors laidelę TV3 Play peržiūrėti 90 sekundžių reklamos. Tikrai, vienas iš geriausių būdų turbūt praleisti laiką, turint omeny, kad vidutinio interneto vartotojo kantrybė ir atsparumas reklamai yra kokį 20 000 kartų mažesnis negu televizijos vartotojo. Jis vos, YouTube'as, turbūt puikiai žinot, 5 sekundės ir tai sunku tas 5 sekundės išlaukti. O čia duoda 90 sekundžių, kas mano galva yra visiškas suicidas. Ir kitas dalykas, kad mes matom tai labai akivaizdžiai peržiūrose. Tie patys žinomi Lietuvos youtuberiai, jie dirba pavyzdžiui patys savo ir dirba kuriame nors kanale. Jie teikia labai panašią produkciją. Skirtumas, YouTube gali būti 250 000 peržiūrų, kokiame LNK Go yra 10 000 peržiūrų. 25 kartai skirtumas gali būti. Ir aš manau, kad televizijos šiuo atveju savo kasasi didelę duobę, mėgindamos priversti, jos vis dar įsivaizduoja, kad jos turi galios svertus priversti vartotoją kažką daryti. Naujoji technologija, ar tai būtų YouTube'as, ar tai būtų Google'as, ar tai būtų dar kažkas, jeigu jie mus ir verčia, o mus aišku šiek tiek švelniai verčia su savo big data ir panašiai, bet vis dėlto bent jau susidaro iliuzija, kad tu turi pasirinkimą. Tu turi pasirinkimą, ką žiūrėti, kaip žiūrėti, kada žiūrėti, per kur žiūrėti ir panašiai. Ir atkreipkim dėmesį, štai čia mes matom pačius naujausius skaičius. Palyginkime juos su populiariausiamis, tarkim, Amerikos programomis, su populiariausiais Amerikos kanalais. PewDiePie, Ola Soy German, bet šitie visi, tarkim, top 6, čia yra jų prenumeratorių skaičiai. Jų video skaičiai irgi skaičiuojami milijonais. Ir turbūt yra vienas iš didžiausių iššūkių apskritai pasauliniai reklamos industrijai. Imam populiarų serialą, tarkim, Game of Thrones. 7 milijonai peržiūrų, 7 milijonai žiūrovų jį pažiūrėjo. Nu gerai, HBO nėra reklamos, bet tarkim, jeigu ten būtų. Ir, tarkim, PewDiePie video, 7 milijonai peržiūrų jo video. Didžiausias galvos skausmas reklamai, kuris yra vertingesnis. Kas yra vertingesnis? Ir žinokit, kol kas dar nėra atsakymo. Aišku, abi pusės tempia antklodį į savo pusę. Turbūt YouTube'o privalumas yra tas, kad iš tikrųjų yra absoliučiai skaidrus tos peržiūros, jos yra aiškios. Viena peržiūra, aišku, kad tai buvo vienas žmogus. Su televizijos reitingais, visuomet reikia absoliučiai pasitikėti sociologinėmis kompanijomis, kuris sako, va štai mes patikrinom ar ten 1000 žmonių, ar 10 000 žmonių ir iš to padarėm kažkokias tai išvadas. Kaip ir sakau, YouTube'o substitutai, jiems sekasi iš tikrųjų labai sunkiai Lietuvoje. Kai kurie netgi, jeigu yra 10 000 peržiūrų, tai būna ganėtinai sėkmingas dalykas. Nebent tai yra Jasikevičiaus spaudos konferencija.
bet tokie dalykai nesikartoja labai dažnai. Kai kurios portalų televizijos netgi nerodo savo video peržiūrų, nes, matyt, ten jau labai graudų skaičiai yra ir panašiai. Ir būtent todėl jie neskuba investuoti į turinį, jie neskuba investuoti į kokybę, jie labiau apsiriboja tokiom galbūt, arba labai pigiom laidom, kaip pavyzdžiui mėgsta TV3 Play daryti, arba labiau naujienų srautų, kaip tai daro Delfis ar 15 minučių, arba kokiamis nors konferencijomis, kur, iš tiesų yra labai nebrangu tai padaryti, vadinasi, galima susirinkti viewsus be didesnių investicijų, bet jau, mano galva, tai yra toks truputėlį stumdymasis, stovėjimas vietoje. Keli įdomus pavyzdžiai iš YouTube, kurie man ypatingai yra įstrigę, nes parodo, kaip greitai reaguoja ir kaip greitai keičiasi, sakykime, šitie dalykai, nes tai, ką mes matėm pačiame viršuje, tai yra žmonės. Ar tai būtų PewDiePie, tas Amerikos švedukas, ar kiti, tai būtų komikai, gameriai, dar kažkas, bet tai yra žmonės. Dabar YouTube'as darosi vis patrauklesnis ir korporacijoms, tinklams, kurie iš principo ateina ir sako, žiūrėkit, mes dabar būsime realiai televizija, bet YouTube'e. Kaip vienas iš turbūt pavyzdžių didžiausia televizija YouTube'e, WatchMojo, su 15 milijonų prenumeratorių ir su tokiamis peržiūromis, kurie jas kepa faktiškai tikrai televizinio tinklelio formatu. Ir akivaizdu, kad pagal įtaką, pagal svorį, jie kol kas kūrė labai lengvą turinį, bet jeigu jie, pavyzdžiui, nuspręstų, kad jie nori kurti sudėtingesnį turinį, jie nori kurti turinį, kuris galėtų lygiuotis su kokiu nors HBO ar didžiaisiais, sakykime, AMC ar su didžiaisiais kanalais, aš manau, kad jie turėtų visas galimybės ir visus finansinius muskulus. Kitas, pasižiūrėkime, tas pats Vice'as, vėlgi, iš principo yra pateikiamas kaip nepriklausomas kanalas. 8 milijonai subscriberių. Ir čia, kaip jie sako, naujoviška televizija hipsteriams. Nes jie duoda iš tikrųjų tokį įdomų turinį, jie duoda vizionierišką turinį, jie duoda turinį, kuris primena TEDx'o konferencijas ir panašiai. Bet kas yra įdomu pastebėti, nėra jie joks nepriklausomas kanalas. Jie iš dalies yra vienas iš dalininkų yra Disney'us, kitas iš dalininkų yra Viacomas. Tai mega korporacijos, kurios ateina į YouTube'ą ir YouTube'e jau kūrė savo televizijas, nes akivaizdu, kad tie žmonės, kurie sėdi jų valdybose ir kurie prognozuoja ateitį, jie labai aiškiai supranta, kad čia yra ateitis. Kiek tai tolima ateitis? Dabar sunku pasakyti be abejo. 3 metai, 5 metai. Aš manau, kad tai labai aiškiai koreliuoja su štai šita auditorija, kuri auga. Nes YouTube'as auga kartu su savo auditorija. Televizijos, kurios yra YouTube'as, auga kartu su savo auditorija, o truputėlį taip negražiai pajokavus, lietuviškos televizijos miršta kartu su savo auditorija. Ir pavyzdžiui, kitas dalykas, kad įėjimas ir sprogimo efektas YouTube'e yra iš tiesų labai greitas, labai lengvas ir labai netikėtas. Štai čia yra vienas iš naujausių pavyzdžių, visiškas fenomenas Rusijoje, Družko šou, kuriame plikas bičas tiesiog sėdi ir kliedi apie kompiuterius. Bet kliedi, normaliai kliedi. Ir jis startavo prieš mėnesį laiko. Prieš mėnesį. Bet startavo ne pats vienas, akivaizdu, kad tai yra labai geras productionas. Akivaizdu, kad už jo yra nemažas rinkodarinis biudžetas, kad už jo yra rimti pinigai. Bet vis tiek, per mėnesį 2,5 milijono prenumeratorių. Ir štai tokie peržiūros, štai čia yra per 2 dienas. 5 milijonai, 7 milijonai, 12 milijonų. Ir turint omeny, kad jis yra apribotas tą mažesniąją kalbą, ar ne? Ne lingua franca YouTube, ne anglų kalba, jis daro rusiškai. Vadinasi, sprogimo efektas, staigaus įėjimo į rinką efektas yra iš tikrųjų galimas, nes rinka yra vis dar neužpildyta. Su lietuviškais YouTuberiais yra truputėlį kitas dalykas. Štai čia mes matom pačius populiariausius, turbūt daug kas jums yra girdėti, ypatingai top 2 vaikinai, tai yra Friedvinas ir Vaidotas. Jų auditorija yra labai aiški. Iki 18, galbūt dar iki 22 metų. Kai aš nuvažiuoju į kokį nors mokyklą, ar aš, pavyzdžiui, noriu iš karto prieš mokinius kalbėdamas užsidirbti reputacijos tokių taškų, karmos taškų, aš sakau, kad aš pažįstu Vaidotą. Ir tada aš iš karto žinau, jis pažįsta Vaidotą, oh my god, jis pažįsta Vaidotą, jis gal netgi matė jo paskutinį video, jis matė paskutinį jo video, jis savas. Bet taip reikia dirbti su auditorija.
Ir kai tu pasakai žodį Vaidotas, tai, žinokit, aš galiu pasakyti tas pats, kas katalikams pasakyti žodį popiežius. Maždaug tas pats lygis, nors gal dar dėl popiežiaus dar suabejotų kai kurie katalikai. Ten nėra jokių abejonių. Jeigu jis sakytų, imkite 2 laidus ir kiškite į burną, tada veiks elektrai, turėtume daug problemų su mūsų jaunaja karta. Bet toliau yra, aišku, pokštai, anekdotai ir taip toliau, bet matom, kad iš tiesų skaičiai galbūt nėra tokie labai įspūdingi. Kodėl taip yra? Todėl, kad jie iš tiesų štai visi veikia faktiškai atskirai, individualiai. Jie turi kontraktus, ar tai su Videostarsais, ar su kitom kompanijom, bet jie neturi tam tikros platformos. Ir jie susiduria su viena didžiausių turbūt problemų lietuviškame YouTube, tai yra monetizavimas. Monetizavimas, kai tu esi mažoje rinkoje, kai tu nesi 500 milijonų auditorijoje neturi, kai tu gyveni mūsų. Taip, tada YouTube'as iš tikrųjų darosi gerokai mažiau patrauklus, negu koks nors ten fiksuotas, sakykime, televizijos kontraktas. Todėl, kad, sakykime, Laisvės televizija per praėjusį mėnesį transliuodama 6 laidas uždirbo karališką 190 eurų sumą iš YouTube'o. Tai akivaizdu, kad ir bandymai kiti yra sudėtingi, todėl kad štai mes matom tą patį Vaidotą, kuris bando crowdfunding per Patreoną. Na, neįpatingai galbūt didelė sekasi, turint omeny, kad jis turi 200 000 auditoriją, kad jo video per dieną surenka 200-300 000, bet jo auditorija yra visiškai nemoki. Logiška. Kai tau yra 16-15, tu tikrai negalvoji, kad aš pakraudfundinsiu dabar už savo pinigus, nepirksiu kebabo, o duosiu Vaidotui. Tu taip nemastai. Bet ta auditorija auks. Ta auditorija auks ir jinai darysis moki. Ir tai yra 4, 5, 6 metų turbūt augimo tam tikra kreivė. Televizijos rykliai kol kas Lietuvoje žiūri YouTube'ą taip pat, kaip šitas kačiukas. Ne, žaidžia vaikučiai. Ir tą patį rykliai, tas ryklys, kuris čia prieš dabar kalbėjo, irgi sakė, čia žaidžiat jūs čia žaidžiat. Rimtoji televizija, rimti pinigai, rimti biudžetai yra tik tai ten. Ir čia, kad jūs dabar darot kažkokias laidas su dideliais filmavimais, su 4 kamerom ir panašiai, geriau jūs filmuokit telefonais. Bet jie taip sako vis dar sako po mūsų pirmųjų metų su Laisvės televizija jau jie sako tik tai Priešim, ką jie sakys dar po metų. Tai, sakyčiau, aš suprantu šitą dalyką, kad taip, jeigu tu investuoji nemažai ir tu gauni 190 eurų atgal, tai nėra gera investicijos strategija. Vadinasi, reikia kitokio monetizavimo, vadinasi, reikia kitokių būdų. Vienas iš mūsų būdų buvo crowdfundingas, apie kitą to aš papasakosiu. Ir būtent štai čia galbūt yra mūsų bandymas kurti televiziją YouTube, kurti toje erdvėje, kur iš tiesų nėra kas tave sustabdo. Tik pats. Arba pinigų stygius. 2 variantai. Ir mūsų rezultatai po pirmųjų metų, mes beveik baigėm pirmosius metus, mes turim beveik 5000 žmonių, kurie mus remia kiekvieną mėnesį ir jau metus sąžiningai, nuoširdžiai remia, už ką mes jiems esame dėkingi. Mes esame didžiausias YouTube medijos kanalas Lietuvoje, aš kalbu apie korporatyvinę, kaip kompaniją. Gerokai didesni už LRT ir už kitus kanalus, kurie suprantama, nes jie labiau kreipia dėmesį ne YouTube, o į savo uždarus kanalus. 45 000 prenumerų, apskritai esame 10 vietoje tarp visų lietuviškų kanalų ir turim beveik 200 000 valandų peržiūrų per mėnesį. Esminis momentas yra turbūt tas, ir čia su tuo susidurs visi YouTube kūrėjai, tai yra kaip uždirbti iš to pinigų. Akivaizdu, kad per crowdfundingą pavyks ne visiems. Akivaizdu, kad YouTube mokami pinigai už reklamą irgi pasieks. Vadinasi, turbūt esminis momentas, kaip sudominti verslą, kaip prieiti prie verslo, kad jie matytų naudą savo reklamose. Ir matyti, čia neišvengiamai bus integravimas į turinį, tol, kol jis yra skaidrus, tol, kol jis yra aiškiai pažymėtas, tol, kol verslas tame mato kažkokią originalią naudą, aš manau, kad tai yra vienas iš variantų, kaip galėtų judėti YouTube kūrėjai, bet akivaizdu, kad patys jie, tie vaikinai ir merginos, kurie kūrė iš savo miegamojo patarimus, kaip teisingai dažytis lūpas ir sulaukia beje visai nemažo populiarumo, jie patys to nepasidarys. Jie nežino nei kaip, nei kur, nei pas ką kreiptis ir taip toliau. Ir jeigu pasižiūrėte auditoriją mūsų, tai akivaizdžiai jinai yra kitokia negu televizijos. Taip,
radikaliai kitokia. 73 procentai 20-34 metai. Štai čia yra mūsų auditorija, pagrindinė, net ne pagrindinė, faktiškai vos ne visa. 72 procentai su aukštuoju, 32 uždirba daugiau kaip 1000 eurų per mėnesį ir antras didžiausias žiūrovo būrys yra ne Lietuvoje. Ir kiek mes darėm tam tikrus apklausas, mes jiems esam kaip vienas iš pagrindinių naujienų šaltinių. Kas vyksta Lietuvoje. Ir dar keli ten skaičiai, kurie galbūt čia jau yra tokie labiau rinkodariniai, bet ką aš noriu akcentuoti, kad štai čia yra įdomi, tai yra dabartinė turbūt ta YouTube auditorija. Mes nepasiekėm jaunesnės auditorijos ir, žinoma, mes visiškai nepasiekėm vyresnės auditorijos. 55 plus mūsų žiūri 0,2%. Logiška. Ir čia turbūt ir net neverta visiems, kurie galvoja apie kažkokį tai didelės galbūt laidas arba kūrimą YouTube, net neverta apie šitą auditoriją galvoti. Mano patarimas turbūt ir tai, ką mes planuojam daryti, jaunintis savo auditoriją, tiksliau ir po to augti kartu su ją. Nes jeigu tu augsi kartu su ją, jinai, kaip ir sakau, jinai augs YouTube, niekur jinai nebesidės. Čia jau yra faktas. Jeigu tu būsi ten kartu su jais, kai jiems yra 16, kai jiems yra 18, kai jiems yra 20, kai jiems bus 22, jeigu tu gali turėti tokį ilgalaikį planą, va čia gali būti tavo korporatyvinė sėkmė YouTube kaip ilgalaikio video turinio kūrėjo. Ir kaip kūrėjo, kuris turi ambicijų mesti iššūkį tradicinėms televizijoms, kovodamas dėl tų pačių reklaminių pinigų. Nes, rykliai sako me, bet pinigai tai vis tiek išeidinės iš televizijos į internetą. Ir tas turbūt yra didžiausias kelia nerimą. Kitas dalykas, kad akivaizdu, kad vartojimas televizijos, mes parodom turbūt Laisvės televizijoje arba bet kuris kitas YouTube kanalas parodo, kad viskas, vartotojas yra nebepririštas. Vartotojas yra absoliučiai laisvas. Žiūrėkit, mus žiūri rytai, sporto klube, į darbą, autobuse, vakare su draugais, darbe per pietų pertrauką, per neįdomias paskaitas, čia labai gerai. Prieš miegą telefone ir svarbiausias dalykas, visur, kur yra Wi-Fi. Va tai. Ir kitas dalykas, kad transformacija, tu dirbdamas klasikiniai televizijoje, tu faktiškai negali neturėti mažiausios ambicijos, realios ambicijos pabandyti prasimušti už kordono, kaip sakoma, į vakarus arba į rytus. YouTube iš principo įėjimo barjeras yra labai nedidelis. Tu pakankamai nesudėtingai gali kurti turinį ir rusų kalba, ir anglų kalba. Gali pasisamdyti žmonės, kurie, native speakerius, kurie tau tą turinį įgarsins ir netrodys, kad tu kalbi su baisiu akcentu ar kažkas panašaus. Aišku, reikia suvokti, kad ten konkurencija yra dar labiau didesnė ir didžiulė, bet kai mes matom, kad galimi tokie sprogimai, galimi tokie proveržiai, galimi tokie įsiveržimai ir panašu, kad iš tikrųjų nėra labai didelio skirtumo, kurioje tu pasaulio dalyje gyveni. Ir keletas turbūt ateities trendų, tai yra, žinoma, viskas, turbūt matysim naujos kartos MSN, tai yra multi-channel networkingus. Dabar pasaulyje jų yra pakankamai nemažai, tai yra tie, kurie po savo tokių, reiškia, skėčių paima YouTuberius, Lietuvoje yra tas pats, bet kol kas jie duoda tik tam tikrą prasme technologinės rinkodarinės paslaugas. Aš manau, kad ateis tendencija yra ta, kad atsiras tokie tinklai, kurie sujungs tarpusavyje tuos mažuosius YouTuberius, tuos galbūt visus tuos ir paauglius, ir vyresnius, ir duos jiems ne tik tai tokį techninį palaikymą, bet duos ir moralinį, ir rinkodarinį, ir turinio palaikymą, ir tam tikrą prasme, tada susiformuos labai aiškiai YouTube televizija pagal klasikinę televizijos koncepciją. Tai yra, kai televizija perka, kabutėse, sakykime taip šiuo atveju, iš įvairių YouTube turėjų kūrinį, deda pas save į tokį multifunkcinį kanalą ir funkcionuoja kaip normali televizija. Tai WatchMojo, Vice'as yra akivaizdus to pavyzdžiai. Kitas tendencija – žvaigždžių migracija į YouTube. Nežinau, ar šitas dvi žvaigždės migruos, bet pasaulyje tai yra akivaizdu. Didieji talk show vedėjai, tokie kaip Ellen DeGeneres ar kiti, jie kuria savo kanalus YouTube ir jie mato, kad žiūrimumas iš principo jau darosi, kaip sakė vienas prezidentas, tas ant to. Ir vėlgi, tendencija yra akivaizdi, kad jeigu jau dabar yra tas ant to, po 2, 3, 4 metų tendencijos turbūt dar labiau keisis. Ypatingai, jeigu mes matysim ir toliau tokį spartų 18-45 metų auditorijos nusisukimą nuo televizijos. Vadinasi, žvaigždės turės ateiti ten, kur yra ta auditorija, kitaip jos nebebus žvaigždės. Ir pabaigoj kelios prognozės tiems, kurie spokso į ekranus. 2019 metai, po poros metų, YouTube'as turėtų dar labiau ištobulinti paieškos mechanizmą
Ir jie neslepia, kad tai yra vienas iš jų strateginių tikslų. Tai yra, kad tu ten žiūrėtum ir naujienas, ir trumpus video, ir trumpus humoristinius dalykėlius, ir svarbius dalykus, ir mokytumėsi, kaip taisyklingai sportuoti, ir atėjęs į barą galbūt galėtum pasižiūrėti video iš to baro, kuris tau rekomenduoja, ką tu šį vakarą, kokį kokteilį gersi ir taip toliau, ir taip toliau. Kitaip sakant, kad tai būtų absoliučiai organiška paieškos sistema, kurioje prisiderinus prie tavo poreikių. Ir tai bus labai įdomu matyti šitą transformaciją. 18:30 kartą toliau išsijunginės televizorių, čia turbūt niekas dėl to nesiginčia. Nauji rinkodaros būdai YouTube, jie yra nuolatos ieškomi ir jau ieško ne tik YouTube'as, bet jų ieško ir turinio kūrėjai, apie tai aš jau ir kalbėjau. Labai realus dalykas, kad turinio kūrėjas gali tapti ir reklamos gamintoju YouTube. Ir tada atsiranda visai kitokie santykiai tarp turinio kūrėjo ir reklamos davėjo. YouTube'as turi rimtų ambicijų tapti rimtų žaidėjų TV teisų rinkoje. Nenustepčiau, jeigu po poros metų mes matytume aukščiausio lygio sporto transliacijas per YouTube, kokius nors netgi Super Bowlą arba Anglijos Premier League ar panašiai. Aukštesnio lygio turinys ir konkurencija. Akivaizdžiai matom, kad tas turinys auga, atsiradus daugiau pinigų yra investuojama į turinį, į vizualinius sprendimus ir vis mažiau lieka tu iš tikrųjų, kur pastačiau telefoną, nusifilmavau ir tikiuosi, kad dabar aš jau būsiu YouTuberis. Ir tą supranta pati jauniausia auditorija. Ir jeigu jūs pasižiūrėsite tai, ką kūrė pati jauniausia auditorija, tai yra iš tikrųjų pretty amazing. Tas vaikinas yra toks vaikas, kuris atidarinėja dovanas. Jis yra mega žvaigždė YouTube. Tiesiog 7 metų vaikas, kuris atidarinėja dovanas. Ir jis turi berods apie 18 milijonų ar 15 milijonų auditoriją. Na ir mūsų ambicija Laisvės televizija per 2 metus, jinai turi tapti didžiausiu YouTube kanalu Lietuvoje, apskritai, ne korporaciniu, apskritai didžiausiu kanalu ir pirmuoju natūraliu MCN tinklu Lietuvoje. Tai yra tuo, apie ką aš kalbėjau, tai yra mūsų ambicija yra susidraugauti, atrasti bendrą kalbą su visais pagrindiniais Lietuvos YouTuberiais, su tais, kurie galbūt dar tik nori būti YouTuberiais, su tais, kurie turi gerų idėjų ir visus juos paimti po vienu skėčiu ir parodyti, kad štai tokia absoliučiai naujos kartos, absoliučiai inovatyvi ir tikrai laisva televizija, kurią palaiko ir remia žmonės, jinai gali gyvuoti ir tada televizijos reikliams po 2 metų turbūt jau nebereikės sakyti me ar reikės sakyti reikėjo mums anksčiau apie tai pagalvoti. Nes vis dėlto įėjimas į rinką, kad ir koks būtų lengvas, tie, kurie bus pirmieji, aš manau, kad per artimiausius 5 metus rinka dar labiau tik tai pildysis ir tie, kurie bus pirmieji, tie iš tikrųjų galės tapti nugalėtojais. Ir visi, kurie apie tai svarsto, aš manau, kad štai čia mes matom akivaizdų, nebejotiną, didžiausią pastarųjų 15 metų televizijos vartojimo pasikeitimo trendą. Televizija galbūt ir nemirs, bet po 2-3 metų ji tikrai bus absoliučiai kitokia negu tokia, kokią mes ją matom šiandien. Tiek iš manęs, ačiū labai visiems ir geros likusios dienos.